Druskininkų socialinių paslaugų centre prieš pat Kalėdas organizuotas šventinis renginys, kurio metu mažieji druskininkiečiai turėjo puikią progą patikėti kalėdiniu stebuklu ir gauti dovanų, apie kurias svajojo. Geros valios žmonėms, publikuojant vaikų svajones projekto tinklalapyje, prieš šventinių laikotarpių buvo sudarytos sąlygos jas įgyvendinti. Kaip sakė Druskininkų socialinių paslaugų centro direktorė Asta Aleksienė, šiemet buvo surinktos 55 druskininkiečių svajonės. Viena jų išpildyta renginio dieną. Kai tik buvo pirmosios patalpintos 25 svajonės, atsirado viena firma, kuri sugebėjo jas visas ir išpildyti. Tai tikrai mes be galo džiaugiamės, gal netgi labiau nei vaikai, nes kadangi vaikai dar nežinojo šitų rezultatų, bet ir darbuotojos tikrai labai džiaugiamės, kad atsirado tokia galimybė iš karto tik pasirodžius svajonėmis visas įgyvendinti. Kitas 30 svajonių išpildė pavieniai asmenys ir labai smagu, kad irgi vėlgi jų tarpe atsirado keletas druskinikiečių, kurie prisidėjo prie šitos akcijos ir išpildė 2 svajonės. Apie ką svajojo druskininkų vaikai? Apie daug ką. Apie drabužius žieminius, apie avalynę, apie patalynę, žaislus, namų apyvokos daiktus, netgi apie gėles. Tai ne visai vaikiškos svajonės? Ir vaikiškos, ir ne visai vaikiškos, bet jos yra realios ir jos visos įgyvendinamos. Mums labai džiugu, kad jie džiaugiasi, kad jų akys spindi, pilnos džiaugsmo ir kad tikrai yra tie gerų žmonių, kurie gali suteikti tą džiaugsmą vaikams. Šiemet prie projekto Vaikų svajonės prisidėjo ir Druskininkų policijos komisariato pareigūnai. Vaikams dovanoja daugybę žaislų. Paskelbėm komisariate, bendradarbiai mūsų prisidėjo prie minėtos akcijos, tai yra sunešėm žaislus vaikų, kurie jau mūsų vaikams kaip ir nelabai reikalingi, o manom, kad dienos centro vaikams jie bus reikalingi, jie pažais ir praleis gerai laisvalaikį. Kodėl tokios akcijos yra apskritai reikalingos? Ne, aš manau, kad prieš tokias šventės gražias kaip Kalėdos, tai yra labai reikalingos jos. Padėti kitam, užjaust kitą žmogų. Gerumo akcijos visą laiką yra labai geros ir pačiam žmogui labai yra gera širdyje, kai padedi kažkam. Ar iš tiesų laimingesnis tas, kuris duoda, negu tas, kuris gauna? Apie visus kalbėti aš nesiryščiau, tačiau man yra smagiau asmeniškai dovanoti kažką tai kitam, negu gauti dovanų pačiam. Prie projekto Vaikų svajonės prisidėjo daug gerų žmonių, taigi vaikai gyvenantys sudėtingomis socialinėmis sąlygomis prieš didžiąsias metų šventes gavo kalėdinių dovanų, apie kurias svajojo. Teatras Niša taip pat nudžiugino socialinių paslaugų centre susirinkusius vaikus ir jų artimuosius. Aktoriai pakvietė pažiūrėti smagią istoriją apie dingusį kalendoriaus lapelį. Vaikai, ką reiškia šitas kelio ženklas?